Priėjom vieną tokį lieptą laiptus į viršų. Tai čia Biržų pilį. Tai sakoma, priėjom Biržų pilį. Einame Biržų pilį, yra kitas toks tiltas, viską padarytas, patrankom, kiek atsimenu buvo. Paskui nueisim prie jo. O dabar einam šito ir žiūrėsim gal į Biržų pilį, įeisim, bus atidaryta. Užlipom šitais laiptais. Štai kaip iš viršaus vaizdas gražiai atrodo. Biržų pilies kiemas. O štai pati pilis. Ten va toj pusėje kitas tiltas, tai pro išeisim. Restauruota, buvo sugriauta. Atsimenu, to pastato visai nebuvo, kažkaip senai atkūrė, o štai eisim į šitą pilį. Štai kaip gražiai iškilmingai atrodo. O čia ir biblioteka yra. Ir Biržų krašto muziejus. Ką, eisim gal pasižiūrėti. Ekspozicija. Jonės muziejus. Biblioteka. O mes va štai eisim čia pasižiūrėti. Atvykus į Biržus, kaip to neapsilankysi Biržų pilį. Reikia būtinai. Visas va štai žaidimais viską. O mes eisim į vidų. Pavyzdžiui, tokia kaip stand-up book archeologų, kas lieka atrasti, kai nufotografuo. Mano mažoji va bando kažką atrasti. Rasti, va, kažką radai. Čia viską galima atrasti. Nu, paimsiu ir aš. Pasuką pabandysiu ir aš kažką tais paieškoti. Va, štai kaip. Iždas, ne. O, jau. Vyksta ekskursija pasakoja. Archeologai surado, matote, taurės taurės, buteliai, šukės restauratoriai sušlijavo, kad mes galėtume įsivaizduoti, iš kokių taurių Radvilas kėlė tostus iš pergalės. Galima užsidėti ir pajausti, kad žiedmaškės va tokios beveik sveria metų literiams, kareiviams. Pozicijos va. Va, apėjom, dabar eisim per kanalą. Ai, bet taigi dar čia į viršų dar galima, man atrodo. O dabar keliaujam iš rūsio į viršų. Apėjom pirmą ekspoziciją, pradžią. Gal koks paveikslas pasitinka.
viršų. Labą dieną. Židinys. Galima išėti į balkoną pilies. Aš ir balkono pilies kiemas atrodo. Grįžtam į vidų. Einam toliau ekspozicijom. Valdas Rakutis pasako istoriją. O štai einam į Biržų muziejų, ką eisime muziejų pasivaikščioti. Tėvai suvenyrų yra. Eisime aplankys. O štai va Biržai ir pradedam, kaip sakė, ekspozicijos pradžia yra nuo Rūsio. Leidžiamės į Rūsiją. Tokiais laiptais. Nebuvęs aš niekada. Prasideda ekspozicija. Labą dieną. Štai tokie škiukai. Biržų pilies rūsys. Rodė va Biržų pilis. Visa. Radvilų, ten tų žalonų, net iš Kviečių Radvilų ten tie rūmai buvo. O kaip. Biržų pilies. Sluoksnis buvo Biržų senamiesčio loginis. Ačiū plaukai. Kokios skrynios. Krosnis. O Biržų miesto savivaldybių muziejus. Plytų. O čia Vokiški. O, kokia skaičiavimo mašinėlė buvo. Geriausia. Biržų kalendoriai 1911, 12 metų ir 13. Bajorų herbai. Kaponių rūbai.
Na, kokie buvo anksčiau suolai mokyklose. Kai dabar modernus viskas. Tai jau kai vaikai mokyklose anksčiau. Aš tai kokia skaičiavimo mašinėlė tais laikais buvo. Geriausia mašinėlė. Dabar vaikai nemokėtų tokią skaičiuoti. Ekspozicija. Rankšluosčiai. Štai va tokie namukai. Bežemė valstiečio vienuolio sodyba. Seklyčios interjeras, tokios spintos senovinės būdavo. Skrynios, sudėti viskam. Siūlam vytijų. Rankšluosčiavo, nes audimo staklės buvo tais laikais. Verpimo ratelis, atsimenu, kai vaikas buvo, tai kaime turėjau tokį ratelį, buvau radęs ant aukšto palėpiai. Toliau rengdavosi nuo vaiko kūdikio lapšelis, kaip lovytė. Kai spinta. Tokios kepurės. O čia matau muzikinės technikos skyrius. O, jau centras. Nešiojimas, patefonas net buvo. Krymas važinėdavo. 57 metų. Muzikos instrumentai. O, 57 metų patefonas. Družba. Čia jau angliškas. Štai va. Šventas Jonas Nepomukas. Ta salė. O čia stiklinių indų. O čia šaltinis, va, mėsai sudėti koks buvo. Nu, kokie įdomi indai, kokie gražus anksčiau buvo, ne tokie dabar šiuolaikiniai. Va, samavarai. Arbatai viskam. Bažnytinė.
šviestuvas. Ja. Čia daug salių. Vis einam, sako, ten, įdomi, čia visą pilim padaryta. O, koksai. Tai mediniai vis laikai anksčiau senoji būdavo vaikams, dabar čia žaisti kokią būdų. Žibalinukės. Muzikinis centriokas. Termogeneratorius. Įdomi ekspozicija. Biržos troštų. Sovietų sąjungos raudonarmiečiai taip atrodė. Pirmų metų Andorius, okupacija Lietuvos. Skaičiavimo mašinėlė elektrinė 69 metų. O ten mechaninė. 29 naudojama. Čia edukacinės yra visokia informacija, galima susižiūrėti. O, kokias kas, šitas atsimenu. Jaunystėje būdavo sverdavo ant jo. Čia va, štai va, kokios uniformos buvo. Čia jau mano metais atsimins visi tie mergaičių, berniukų uniformos, spaliuko komjaunolė. Ne, šitas spaliukas buvau, todėl manęs neprivertė aukščio pačių spaliuko. Tai turėjai, nori, nenori, niekas tavęs neklausė tais laikais. Įrašymai nešiojimas, juostas magnetofono, o štai kas radija. Vefas Vilnys. Tai va štai koksai. Lauko haubicos ratai, o, 41 metų vokiečių. O čia sporto pasiekimų salė. Labai buvo Biržuose motokrosas populiarus, dabar išlikę. Savicko nojimai.
Arūnas Savickas labai Biržus garsino. O, Biržų krepšinio žaidėjų pasiekimai, taigi buvęs Žalgirio treneris Garastas yra biržietis. Šachmatininkų, ieties vietininkų. Va kokia kultūra dziudo, dziudistai. Na, va, štai aplankėm pilį ir išeiname dabar. Va, kaip gerai nelyja. Na, va, kadangi turim štai va šitą Biržų krašto muziejaus sielą bilietuką, tai galim nueiti į Arsenalo muziejų. Tai sakėte, aš kaip suprantu, jisai yra čia priešais. Einam į jį. Va, Biržų tvirtovės arsenalas, karybės tėvystės ekspozicija. Nu ką, einam. Vidus tai va kaip atsidaro. Labą dieną. Nu, aš tai ir aplankysime. Wow! Koksai riteris pasitinka. Rusiškai žiūri viską. Čia o. Čia tokių istorinių kareivėlių paroda. Čia labai gražiai. Super atrodo. Na, Biržų žemėlapis mes, o čia, raiti visi. Imitacija kaip Biržų pilies puolimas. Alberto Petkevičius. Mišinių atrodo. Biržų pilis. Čia. O čia Ukrainai atminti. O štai kita ekspozicija kokia. O, lyg nesenai pamatai. Имитация купола пили Лазарева Шевчева. Salaspilio mūšis.
signalinis būgnas. Baletas istorinis. Anksčiau būdavo kulkom šaudavo, dabar, o gal anksčiau va kokie būdavo sviediniai. Atrodė kalvio, dumplės, ugniai. O, kokie sviediniai, iš tokio gaut nebūtų malonu. O, pavyzdžiui, va štai iš tokio. Iš tokio, o, gerą nepasirodytų. O, tai ištaisyt patranką. Kartas. O, kažkaip tai šiandien. Ne, sakė, tai tik ne taip vakar. Čia galime ir pažaisti. O, dabar šaus. O, kur taikyti. Vėl ginklas užtaisomas, galima duoti kur nori. O, netoli nuskrido. O, pataikė. Išėjom iš muziejaus, va pati pilis. Lankėme pilį, Arsenalo muziejus, labai įdomi ekspozicija padaryta. Dabar einama link to tilto. Na, štai einame išėjimo per tiltą. Biržų pilies sienos likučiai. Kažkaip dengti, apsaugoti. Griuvėsiai. O štai kokie vartai padaryti. Ir eina. O. Kaip atrodo vartai visi Župilies. Truputį grįžtom atgal. Visai pamiršęs buvo. Senai stovėjo štai va čia patranka. Viena patranka stovėjo, o kita kitoj pusė tilto stovėjo patranka. O dabar pasibėjo, kad tos kitur pastatytos yra. Tai einam pažiūrėt. O, štai keliaujam. O, štai kaip pabūklai sustatyti. Ginti miestą nuo priešų. O štai tas griovys. O štai kokia istorija. Štai va tokia kelionė į Biržų pilį.